bet gal ir dirbtinis intelektas ir sulygins rinkas visam pasaulyje. Gal tos šalis, kurios turėjo ekonominį įvystymą prastesnį, jos greičiau vystytis pradės dėl technologijų? Manau, kad taip. Vėlgi, tam tikrasme, jog jeigu tu išvystai kažkokį robotą ar algoritmą, kuris gali atlikti žmogaus darbą, didžiąją dalimi tu gali jį eksportuoti kaip kažkokią globalią prekę. Ir tas atotrukis potencialiai galėtų mažėti. Man įdomu šiaip bendrai, kaip vystysis nelygybės klausimas, nes dirbtinis intelektas taip pat turi didžiulį potencialą ir iškelti nelygybę. Nes vėlgi gali įsivaizduoti, jog jeigu žmogaus darbo vertė krenta link nulio, tau yra labai sunku atsispirti nuo kažkokio pradžios taško ir laimi vėl tie, kas turi kapitalą. Tie, kam priklauso visos šitos automatizuotos sistemos ir kurie sukuria visą vertę. Tai nori pasakyti, dar bus didesnė atskirtis tarp turtingų ir vargšų? Jo, labai gali būti, jog atskirtis tarp šalių mažės, bet atskirtis šalių viduje arba tarp tam tikrų žmonių, vėlgi milijardierių versus visi kiti, gali būti, jog tik didės. Čia liūdna pusė. Turbūt taip. Okay. Gal žinai dar patarimų paprastam žmogui, nes iš tiesų, daugelis dabar supranta ir išgirdo, kad turbūt labai svarbu yra pradėti domėtis dirbtiniu intelektu. Ar dar yra įmanoma žmogui išgyventi ateityje be mokėjimo naudotis dirbtiniu intelektu? Aš manau, gali sėkmingai ignoruoti tą kurį laiką ir tiesiog žiūrėti, kaip pasaulis aplinkui tave keičiasi, bet skatinčiau žmonės bent jau pasižaisti su tuo, nes tai yra labai, labai linksma gali būti. Galbūt atrakinsi savyje vėlgi kažkokią kūrybą, kuriai anksčiau neturėjai laiko ar energijos, ar tiesiog paskatinimo. Tai čia yra žiauriai gera ir motyvacinė priemonė. Ir kaip, skirtingiams žmonėms tai yra skirtingi dalykai. Kam reikia emocinės pagalbos, tai gali būti tam tikras atspirties taškas, turėti su kuo pasišnekėti. Tai aš manau, čia tiesiog, jeigu dar nesi bandęs, tai reikia pabandyti. O jeigu lygintum su praeitim, su technologiniais pokyčiais, kurie buvo praeityje ir kuriuos dabar visi naudoja, su kuo sulygintum dirbtinio intelekto atsiradimą dabar ir tuos žmonės, kurie tą ignoruoja ir sako, man tai nereikia to dirbtinio intelekto, kad tas čia GPT nesąmonė, tegul čia kažkokie programeriai naudojasi. Su kuo sulygintum? Kad jie suprastų, ant kiek tai yra svarbu pradėti. Žinai, aš pasakysiu palyginimą, kuris naudoja ir OpenAI vadovas Samas Altmanas, jisai tą lygina su tranzistoriumi. Ir čia, žinai, galbūt irgi bus atsakymas, kiek žmonėms, kai atsirado tranzistorius, rūpėjo tranzistoriai. Nelabai. Jie pakeitė viską. Aš nežinau, šiuo metu mūsų supa turbūt keli trilijonai tranzistorių, nuo lempų, kurios mūsų apšviečia, iki kamerų, mikrofonų ir visur kur. Tai tapo medžiaga, iš kurios mes statome viską pasaulyje. Bet turbūt kurį laiką galėjai tą gana ignoruoti ir leisti tiesiog pasauliui keistis aplinkui tave. Tai nėra pati geriausia idėja, ypač jeigu nori formuoti tą pasaulį. Tai supratus, jog, čia yra magiška kažkokia medžiaga, kuri transformuos, kaip atrodo ateitis, turbūt yra įdomiau būti prie jos prisiliečiant ir kažką formuoti tenai. Bet taip pat, manau, tu gali tiesiog ignoruoti tą pasaulį, sakyti, manęs tai neliečia ir tiesiog leisti visiems kitiems aplinkui džiaugtis tuo. Man čia, žinai, tu labai gerai priminė apie tą elektrą. Tai tikrai, kai elektra atsirado, žinai, daug kas buvo tokie, žinai, o kam ta elektra, tai kam jos reikia? Bet priežastis buvo tam, kad tos rozetės namie atsirado, tik nebuvo ko kišti į tas rozetes. Ir tada jie ir galvoja, kam ta elektra, jeigu aš neturiu kaip ją panaudoti. Bet atėjo laikas, kai dabar tikrai be elektros mes nieko negalime padaryti. Elektra dingtų, ta prasme, ką mes veiktume, kur tu, ta prasme, realiai, ką žmogus dabar be elektros gali. Jo. Dabar 90% žmonių be elektros net neišgyventų, nes negalėtų nei susišildyti, nei pasimaitinti, nei nieko, žinai, nes tiesiog yra priklausomi, jau ką kalbėti apie telefonus, televizijas, internetus ir taip toliau. Tai kaip pasikeitė pasaulis, tai man atrodo ir su dirbtiniu intelektu, kad čia yra tas laikas, kai reiktų pasibandyti. Tai jeigu mes kalbėtume apie patarimus, ko imtis tiems, kurie dar nepabandė ChatGPT ir ką jiems pradžiai pabandyti, kad jie susipažintų ir išbandytų ir suprastų naudą, kad tai vis dėlto yra gerai ir tai gali padėti jų gyvenimui. Pagrindiniai tokie dalykai, kurie, jau dabar čia be gąsdinimo atvirkščiai paraginimų naudotis dirbtiniu intelektu. Aš galvoju, jeigu norėčiau naujam žmogui
parodyti dirbtinį intelektą, nuo kokių pirmų 3 žingsnių pradėčiau. Tai pirmas pasižaidimas, vėlgi save pradžiuginti, aš sakyčiau, paimti kažkokią savo nuotrauką, galbūt kuri jau yra internete, tai papildomai jokios informacijos nenutekintum tam dirbtiniam intelektui, įkelti į ChatGPT ir paprašyti, nežinau, jog tave perpieštų kaip Simpsono veikėją, ar ten kokį nors Muppet, ar dar kažką. Pamatyti, jog, tu gali tiesiog linksminti su vaizdais. Aš manau, labai daug kas nėra atradęs to džiaugsmo, kaip tu linksmai gali save ar draugus paversti linksmais personažais, panaudoti tą gimtadienio sveikinimų ir kam tik tai nori. Tai čia toks labai linksmas pirmas taškas su vaizdu kažką padaryti. Antras mygtukas, kurį paspaučiau, būtų balso pokalbis. Yra tas balso režimas, kuriame gali vietoj to tiesiog rašyti tekstą, tiesiog turėti pokalbį. Ir aš jį paspaučiau, pavyzdžiui, jeigu yra, nežinau, esi pokalbėje su draugais ir nori kažką išsiaiškinti, arba tiesiog tau pačiam kilo koks nors klausimas, nežinau, kaip veikia, kaip veikia mikrobangų krosnelė. Ir tiesiog balsu pašnekėti su protingu žmogumi kitam laido gale ir pažiūrėti, ar tai yra linksma. Galbūt labai tikiu, jog daugam tai pasirodys linksma ir tai įkris į jų kasdienybę kaip dar vienas appsas, kažkokia programėlė, kurią galima laiks nuo laiko pasileisti. Žinau, pavyzdžiui, labai daug žmonių, kurie mėgsta važiuodami mašina, tiesiog vietoj to, įsijungti radiją, įsijungti šitą balso režimą ir šnekėtis. Kartais tai bus šnekėjimasis apie, pavyzdžiui, tu ką tik išėjai iš kažkokio susitikimo ir nori, pareflektuoti, papasakoti, ką šnekėjote su tavimi susitikime, kaip reikėtų ką toliau daryti, praktiniai dalykai. Kiti žmonės tuo metu savo turi tokią emocinės pagalbos valandėlę, kur šneka šiaip kaip gyvena tą dieną. Yra įvairiausių žmonių tokių panaudojimų, bet važiuoja mašina, vietoj radijo, įsijung pokalbį su dirbtiniu intelektu. Pažiūrėk, ar linksma. Ir trečias dalykas, ką panaudočiau dirbtiniam intelektui, būtų jau tame susirašinėjimo režime. Pabandykite, jog dirbtinis intelektas jums padarytų atvirkštinį interviu. Tai yra ne, jog jūs kažko klausinėjate, bet jog jis klausinėtų jūsų apie ką jūs veikiate, ką dirbate, kaip atrodo jūsų kasdienybė. Ir po to, kai susirinks duomenis, tada jau tegul atsako, kaip jis gali būti jums naudingas. Smagu, kad pažiūrėjote šį trumpą klipą iki pat pabaigos. Todėl kviečiu visus pažiūrėti pilną epizodą štai čia arba ieškokite nuorodos aprašyme.